Dirbam. Jau 9. Vakar vakare dar jau žmonės, kur sakiau, Kia važiavo. Kia gera. Ir dabar susitvarkėm popierius. Išleidžiam žmonės į registrą. Tram. Einam žiūrėti. Va taip. Nu reikia porą skylių užkišti. Kažką tai varysim čia. Tuoj. Va. Čia va. Ir opeliuką gal ne. Opeliuką įvarysim vietoj Kijos, kur buvo. Ten tuščias tarpas. Susistatysim, nežinau, dabar, ne dabar. Reikėtų iki Kauno gatvės aikštelės nuvažiuoti, pasižiūrėti. Ką gera ten, kas per situaciją, kokių naujų mašinų, dar man vieną raktelį reikia nuvežti ten jiem paduoti. Antrą raktą nuo mašinos, tai jaučiu, judam, ne? Važiuojam. Va ruduo, va. Nu, judam prie Golfesterio. 6 gulis. Golfesteris. Opa! Aiktų! Primena Samoškos paskutinę kelionę į Afriką. Nu ką? O ko ne Golfesteris? 300 rida. Būklė gera. Vairas geras. Geresnis negu paskėdė. Taip, autopilotas yra, muzika yra, klimatas yra. Auto. Ko dar reikia? Kainą pasižiūrėti. Golf 11 metai, 1.6 dizelinas, mechaninė 309 rida ir 3200 eurų. Kas čia? Kaladėlės reikia keisti. Kaladėlių lemputę. Tai va, toks golfiukas. Nesutrintas. Tikrai dar važiuos. Einam žiūrėti kitą. Ai va. Šitą, man atrodo, Toyota Priusas dar atlėkė. Hybrid 10 metų. 1.8 benzas elektro automatas. 335 rida. 6.350 kaina. Priusas. Prius. Dar netaksavęs ir nebaltavęs Priusas. Gerai, einam žiūrėtis toliau. O dabar Audinė. 3 litrai turbo. Ne TFSI, ne dar kažkas, o 3 litrai turbininis, benzininis motoras. Quattro. Juodas vidus. 7 vietos. Panorama, sėdynės perforuota oda. Bose muzika. Akla zona. Priekinės sėdynės elektros. LED skydeliai. O, gera Audinė. Labai gera. Klimato kontrolė. Šildomas vairas. Distronikai. Žodžiu. Čia gerai. Čia gerai. Man patinka. Hidapa nėra. Bet daugiau tai čia pas ją yra daug visko. Daug. Ilgų šviesų asistentas, linija, ženklai, medijas, navigacijos.
daug. Kamera yra. Gerai. Pažiūrim. 18500 18 metų, 3 litrai, benzas, automatas, 300 000 rida. 18500. Viskas, einam, rodom auditorijai. Šiaip tai viskas gerai su šita mašina. Šviesos neblogos ir visi kiti dalykai. Išvaizda irgi. Rodom, dedam skelbimą ir žiūrim, kas bus. Ir eisim žiūrėti toliau. Atėjom dar vieną mašinėlę pasižiūrėti. Tuksoną su 100 000 rida. O čia kokie, nebuvau matęs. Tukson. Va. Ką mes turim? Mechaninė 6 bėgius, benziną, klimato kontrolę. Pakontroliuokim truputį klimatą. Šildomą sėdynės turim, didelį televizorių, ženklai linijos, ilgo šviesos automatika, linijos eismas ratu, autopilotai. Pažiūrim. Šiaip labai tvarkingai atrodantis automobilis, 17 metų, 12 mėnesį, 1.6 benzas, mechaninė 98 000 rida, 13 300 kaina. Baltas džipukas. Va. Baltas džipukas. Tuksoniukas. O matos, per žmogėlės prižiūrės, čia uždės visokios, kad neįdaužtų kitos mašinos durelės, padangos žeminės. Atrodo tvarkinga, nes aišku ir ta rida nedidelė. Gerai, einam, bėgam šitą, susifilmuojam. Ir tikriausiai lėksim į aną aikštelę. Yra reikalų. Nu kągi, varysim. Varysim dirbti toliau. Šiandien atvažiuos kažkas įdomaus. Jūs tą pamatysit. Labai įdomaus. Man gražaus. Kažkam gal nelabai. Tai... Ai, ne vieną mašiną atvažiuoju šiandien. Vieną, dvi tai tikrai. O kiek daugiau? Nežinau, nebesinori prisistatyti perdėtai, kad paskui man važiuoti į gatvę tam, kad kažkas galėtų išvažiuoti pasibandyti automobilį. Aišku, čia neišvengiamai, nieko nepadarysi, toks darbas. Kuo daugiau automobilių, tuo didesnė tikimybė, kad žmonėm pasiūlymą geresnį turėsi, bet vat, kad su ta vieta yra taip, kaip yra. Gerai. Imamės tolimesnių darbų. Oho! Aš žinau dėl ko, matot. Dirbi žmogus. Vargsti, užsiėmęs, užsikasęs ir nepastebi, kaip laikas praeina. Aš žiūriu, kiti žmonės ateina ir pasveikina. Nu ir kaip, ką, blogai? Su tortu, su žvakutėm atėjo, sako, jums 3 metai, pasižiūrim akurat. Kaip taip? Kebra, ką? Nu jo, ne dėl to, kad gimtadienius švęsti ir dirbam.
Žiūrėkit, ką mes turim. Volvikį X6, automatinė, dizelinė, 2.4 dizelinė, panoramos, salonas koks. Ir kaina bus gera, tie 7-9. Gerai, pažiūrėkim ir įsitikinkim. Nu taip, 2.4, 151 kW, visi 4 varomi, R-dizainas, televizoriai, šildomos sėdynės, o gale čia dar kažkokių prie bombaso, technikinis, iki 11.30 mėnesį, ai, nu jo, nepilną mėnesį. Nu, yra kaip yra. Varysim naują. Va. Volvo Volvotronikos 2.4 RD Sign. Graži Volvo. Tikrai graži. Ratais gerais. Raudonų Volvo retas variantas. Tai noriu pasveikinti mumis su gimtadieniu. Ir einam dirbti toliau. Tai ką daryti? Ką? Ir taip. 10 metai, 2.4 dizelis, automatas, visi 4 varomi, 300 kiam rida, 7,6 kaina. Nu kągi. Kuriam. Du ratai. Nu ką. Ekranas, klimato kontrolė, auto. Gerai, tuoj pasistatom temperatūrą. Sėdynė šildomos. Ką žinau. Normali Volvikė. Išskirtinė. O dar ir sėdynės elektrinės priekį. Išskirtinė. Bagažinės liftas yra. Nu, neblogai. Užuolaidėlės. Va. Viskas čia normaliai. Su jie einam darytis nuotraukėlės. Tokių Volvo su tokiom apdailom, manau, kad daug nėra. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Žinau. Kiek pardavėm? 8, 9. Susižiūrėsim. Svarbiausia daryti. Daug sunkiai dirbsim ir padarysim. O, taip va. Pamatysit. Mes tą padarysim. Gerai, apeliuką varau čia įkišu į tarpą. Biški prie vartų laisviau bus. Paskui bamavuką susifotkinti ir pasidaryti lapą. BMW 420. Nu, gerbėmieji, judame priekį. Judame priekį. Ir žinot, kaip judam. Ogi dar du automobiliai šiandien. Tai Volkswagen Passatas 20 metų ir Peugeot 3008
su 1.6 dizeliuku automatinė irgi jau išvažiavo į regitrą. Pasatuką dar tvarkomės, gavom dar porą mašinėlių. Aišku, BMW M pagal VIN. Viskas, nuotraukas pasidariau. Viską pasidariau. Skelbimukas įdėtas. Grand Coupe. Eisim prie kitos mašinėlės. Reiktų iš tikrųjų šitą ir Volvikę tą raudoną sufilmuoti. Raudona, manau, irgi įdomu bus. Kaip ir šitas. Ir dar Peugeot'ą 5008 gavom vietoj 3008 išvažiavusio. Ir dar kažkokią mašinėlę gausim Volvikę. O 5008 yra su 2 litriniu varikliu, kas juose retai būna. 19 metai Rida Dukiam, variklis 2 litrai 110. Mechaninė, priekis varoma, 7 vietos. Ir Mitsubishi Outlanderį dar vieną. Eisim pasižiūrėti. Dizelinį, 16 metų, baltą. Judam. Einame dirbti toliau. Peugeot'ą varom įsivarysim. 5008. Rida Dukiam 1 metus pataisė. Suklydė buvo 18 metų. 18. Nu, vieni metai nieko nepakeičia šitą modeliui, tai žiūrim, ką turim. Aha, kaip miego trūksta. Turim 6 bėgiai, mechaninę greičių dėžę, turim LED skidelį, ženklus, akla zona, linijas, distancija, šildomos sėdynės, navigacija, ne, iš telefono, CarPlay'us yra, užuolaidėlės gale, sėdinikės mažas gale ir 2 litrinis dizelinis motoras. Dar Volvikė vaikiam, tai šiandien ką, 3 mašinos, kiek galvoju nuo ryto. Panašai tai. Viską padaryčiau, kad tik tai pietukų kokią valandžikę pakristi. Kaip būtų faina. Ai, mums dar Peugeot'ą dar į vietą negalim pasistatyti. Dar reikia susipaveiksluoti mums jį. O tada jau galėsim statyti viečikę. Man atrodo, priekinės lempos tik tai paprastos, ne ledukai. Bet šiaip vaizdelis geras jo. Ratlankiai tvarkingi, kėbulas tvarkingas. Motoriukas dirba taip, kaip turi dirbti jo. Lempos paprastos. Taip. Metai 13, variklis 1.6. Dizeliukas. Volviukas. V40. 6 bėgiai. Mechaninė. LED skidelis. Hatchbackiukas. Keilės. Net raktų net nereikia. Prašau. Šėtau, kad nori. Nu, nerasta automobilio raktelio. Ką čia pezė? Nu. Ir dar šviečia bėgių perjungimo svirtelė. Nu va. Tvarkinga. Graži, nedidelė mašinėlė. Hatchbackiukas. Volviukas. Varomės mes ją. Pasidarysim nuotraukas. Ką, Ridą mes turim? 153 tūkstančiai. 153 tūkstančiai.
ridos. Užtraukiam rankinį, tegu kūrenas, einam pabaigsim, pasidarykim lapą, atsinešim. O paskui susipaveiksluosim, dėsim skelbimą. Vakiam. Man kaip hatchbackiukai, tai jie tikrai gerai žiūrės visai. O dar faceliftas ir skidelis LED. Ir visa kita. O ką jūs manot apie tokius? Jo, šiandien 3 mašinos išvažiavo ir 4 atvažiavo. Nu, eikim paskutinę. Šiandien va ir lietus pradeda linuoti. Ne kažką. Mitsubišis. Kur Mitsubišis? Va, Mitsubišis baltas. Baltas Outlanderis, visi 4 varomi, dizelinis, su žieminiais kaliošiukais. Važiuoja. Opa. O, rida nedidelė. Pakraščių sėdynės. Vaira. Iškart viską žiūrim. Sužiūrim. Automatinė. 4 VD. Kar. Mitsubišiukas, dizeliukas. Šviesas, auto. Judam į aikštelę. Kur man jumis pasidėt, kad nenuvirstumėt? Nėra kur. Čia. Važiuojam. Darysim nuotraukas, kol neužlyjo. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Važiuoja jie tikrai neblogai. Mitsubishi. Šitam dugnas tikėtina, kad labai yra sveikas, nes automobilis yra atvežtas iš Italijos. Italiano. Mes turistai Lituano, visi buvom piano. Va taip va. O va taip va. Paveikslacija. Va čia pasistatykim. Ir einam apžiūrėsim. Mitsubishis yra 16 metų. 2.3 dizelis, 110 kW, automatas, visi 4 varomi, 139 rida, 12 200 kaina. Metai kaina nėra blogi. Atrakinta. Neužsirakintų. Man čia jau. Ratukai, tas priekis naujesnis toks jau. Išvaizda nebloga. Visureigis. 4 varomi. Šalta paliko. Einam dirbti. Pasidarom nuotraukas. Keliam į internetą. Susifilmuosim gal rytoj. O šiandien chebrytė vaizdo tiek. Ačiū, kad pabuvot su mumis. Ačiū, kad atvežėt tortuką ir priminėt, kad šiandien mums 3. Mes susitiksim rytoj. O jums nei raudono visureigio, nei balto. Iki.